sakykit, vat, darbas tikrai nelengvas, kaip sakėt, ar visgi galima išskirti tokius dalykus, kurie gaisrininko darbe yra tie patys nemaloniausi, sunkiausi ir kas visgi šiame darbe yra linksmo, malonaus? Na, linksmo tai aš nepasakyčiau, kad šitame darbe kažkas tai yra, bet iš tikrųjų, kas yra malonaus, kai tu galbūt suteiki žmogui bent jau tą būtiniausią pagalbą ir tikrai ne kažkokiais tai ordinais ar medaliais ar pareigom, bet nesuvaidinta padėka tau atsidėkoja tie patys nukentėję žmonės, kurie galbūt lieka prie sudegusio ar pusės namo, ar galų gale, nežinau, sužvarbę, sušalę kažkur tai žiemą stovi lauke jau neturėdami pastogės virš galvos, bet jie tau dėkoja už tai, ką tu atlikai. Tai va, tas labiausiai skatina rinkti šią profesiją ir tai didžiausia padėka už tą darbą, kurį atlieka ugniagesys gelbėtojas. Gerai, įsivaizduokime, kad jaunas žmogus, studentas, ar jūs jam patartumėte visgi išbandyti šią karjerą ir kokių charakterio bruožų jisai turėtų turėti, norėdamas būtent dirbti šį darbą? Iš tikrųjų, tai aš tikrai skatinčiau sveikus, fiziškai stiprius jaunuolius rinktis ugniagesio gelbėtojo profesiją, jo labiau, kad yra galimybė tobulėti ir profesijos srity, ir karjeros laiptais kilti, kadangi pabaigęs ugniagesių gelbėtojų mokyklą jis gali toliau mokytis Vilniaus Gedimino technikos universitete, tapti karininku, siekti karjeros. Na, o kuo sužavėti jauną žmogų, tai aš manau vien tai, kad valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba visuomenės tarpe yra vertinama labiausiai, tai tikrai apsprendžia jau nemažai. Tai tas vien kriterijus jau daug ką pasako. O pabaigai galbūt pamenat kažką visgi linksmo savo karjeroje, na, kažkokį tai juokingą nutikimą, ar galbūt anekdotą kokį nors? Na, sakau, komiškų situacijų gaisruose tai galbūt ir nebūna tokių, nes iš nelaimės juoktis galbūt ir aukščiausia humoro supratimo stadija, bet na vis tik tai, jeigu yra anekdotai, aš vieną, tarp kitko, galbūt ir pasakysiu. Dega viešbutis didžiulis ir panika, žmonės visi laksto, visi bando evakuotis, girdisi šūksniai vandens, 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 o iš vieno numerio išeina žmogus, o į 312 šampano, prašau.